Sunkmetis neaplenkė ir teatrų. Panevėžio Lėlių vežimo teatro darbuotojai priversti eiti nemokamų atostogų, mažinami atlyginimai. Bus masinis streikas. Toliau, kad neįmanoma gyventi iš tokių pinigėlių. Vos galą su galu sudurintis teatralai sako pasiryžę imtis net tokių drastiškų veiksmų kaip masinis streikas, mat gerokai apkarpius biudžetą aktoriai sako nebeišgalintis išgyventi. Nors apie etatų mažinimą kol kas nekalbama, tačiau teatralai užvalgosi kitų darbų. Atlyginimai mūsų labai stipriai sumažėjo. Jeigu jau buvo pradėti mokėti priedai už suvaidintus spektaklius, tai pirmiausia jau krizės pačioj pradžioj netekom tų priedų. Aišku, sumažinus vyriausybėje priėmus sprendimą ir sumažinus MGL jau sumažėjo atlyginimas, taip? Dabar mes savanoriškai privalomai einam nemokamų atostogų. Praeitą mėnesį gavom į rankas 500 litų algos. Tai įmanoma už tokius pinigėlius pragyventi. Panevėžio Lėlių vežimo teatro direktorius baiminasi, kad jei situacija ir toliau nesikeis, teks atsisveikinti su aktoriais. Mat jau dabar neaišku, kaip teks išmokėti atlyginimus už ateinančius 3 mėnesius. Be to, anot teatro vadovo, tokia atmosfera įtakoja ir menininkų darbą. Vieni repetuoja, kiti nemokamuose atostogose, kiti grįžta vieną dieną ten iš nemokamų atostogų, kažką tai sukala padaro, vėl išeina. Faktiškai yra paralyžiuojamas normalus, stabilus, konkretus darbas įstaigos. Tai yra labai sudėtinga. O kas bus toliau, aš nežinau, laukiame, su nekontrumu laukiame to naujo biudžeto ir žiūrėsime, ką jisai žadės mums kitiem metam, bet nemanau, kad kiti metai bus lengvesni. Pasak direktoriaus, guodžia tik tai, kad visi aktoriai yra atsidavę savo profesijai ir net išėję nemokamų atostogų dalyvauja repeticijose, kuriant naujus spektaklius.